siurblys, kitaip vadinamas hidroforas arba automatinė vandens slėgio pakėlimo stotelė, susideda iš siurbliuko, bakelio išsiplėtimo arba hidroforo. Ir pas juos visada pasiurbimas yra šone. Geriausia prieš paleidžiant hidroforą teisingiau būtina užpildyti pasiurbimo vamzdį. Ir pasiurbimo vamzdžio kitam gale turi būti sumontuotas atbulinis vožtuvas, kad vanduo neišbėgtų. Galima siurblį užpildyti per jo išmetimo sklendę ar atvamzdį arba per užpildymo aklę. Mes atsuksim užpildymo aklę ir taip užpildysim siurblį. Siurblį patogiausia užpildyti bus su leikutė. Galima tiesiog pilt iš indelio, bet gali tada daug pribėgti vandens aplinkui. Taip, vanduo jau pradeda bėgti per viršų, ko gero užteks pirmam kartui. Užsukam aklę. Ir jungsim siurblį į elektrą. Po truputį gaudo laimę. Pasiurbime niekad negalima naudoti minkštų vamzdžių. Geriausia storasienį 3 mm 32 vamzdį naudoti. Plono diametro vamzdžio taip pat nerekomenduojam naudoti, nes siurbliui yra sunku patraukti per jį. Kaip matot, išmetimui čia panaudota žarna, jinai užsispaudžia ir kadangi užsispaudžia, slėgio nesijaučia. Mes ją pataisom, tai siurblis duoda srovę kaip reikiant. Jeigu bus kažkokia užsispaudžianti žarna, srovė vien dėl jos gali sumenkti, kaip šiuo atveju, tarkim.